Kadangi dabar kartu su obelių bendrovė ieškot būdų išgauti kuo aukštesnę kokybę rapsų aliejaus, tai gal ateis tas laikas, kai atsiliepimai apie rapsų aliejų pagerės? Aš manyčiau, kad taip, turėtų pagerėti. Matot, kažkaip paskutiniu metu mes apie tai nešnekam, niekas jo negina, bet tai yra ta kultūra, kur auga mūsų žemė ir tai jau viskas pasakyta. Ir žinot, kai pasižiūri į tą cheminę sudėtį, ką gamta sukuria, tai mums ir reikia šitų rapso, kanapių ir va turim 3 tokias aliejinės kultūras, kurių aliejus mums ypatingai tinka. Ypatingai. Ir aš manyčiau, kad lietuviai mes turėtume būti daugiau patriotai ir neklausyti kažkokiu ten išvedžiojimo, neskaityti geltonos literatūros, o pasikliauti moksliniais tyrimais, kurie iš tikrųjų yra puikus ir galima tai susėti su tuo, kad mūsų sėkla labai perkama, visoje Europoje žinoma, kadangi žemė mūsų mažiausiai užteršta. Galima sakyti, kad čia visa Lietuva ekologinė. Lyginant su Europą, su Skandinavimis, mes tiesiog ekologiniai žemė gyvenam. Ir tą visi įvertina labai puikiai. Kuo ypatingas rapsų aliejus? Ką jis turi, ko neturi kiti aliejai? Jis ypatingas tuo, kad jis yra galbūt vienintelis, kuris turi tokią įvairią riebalų rūgščių kompoziciją. Beveik visas riebalų rūgštis, tokias, kur būdingos visiems aliejams, jisai turi savyje. Ir tame tarpe polinesočiųjų, tai yra omega 3, omega 6. Ir dar žinau, čia ne viskas, kad turi tų polinesočiųjų, bet svarbiausia, koks santykis tarp jų yra. Tai va rapsas tai yra unikalus aliejus tuo atžvilgiu. Daug įvairiausių rūgščių, labai mažai sočiųjų, kas yra labai svarbu. Ir santykis tų 2 rūgščių yra mitybinių požiūrių pats optimaliausias mūsų organizmui. Nes kada yra per daug linolo rūgšties, o tas omega 6, tai tada jau mitybininkai yra susirūpinę dėl to, kad tai yra viena iš priežasčių susidarant trombams. Na ir įsisavinimas tada pablogėja visų kitų rūgščių. Dėl to, kad tos abi rūgštis, jos kaip varikliukai yra, nešioja tą deguonį, visur kaip traukiniukai važinėja po mūsų ląsteles ir aprūpina ir deguonimi, ir visom maistinėm medžiagom. Jisai yra toks tikrai išskirtinis. Ir žmonės, jie negalvoja kitaip. Visi manęs klausia dažnai, o kaip tada alyvuogių aliejus? O alyvuogių aliejus yra Viduržemio jūros baseino aliejus. Jame polinesočių nėra. Jame yra tik tai mononesočioji oleino rūgštis. Tai yra gera rūgštis, tai yra labai lengvai įsisavinama. Bet mums to neužtenka. Mums reikia polinesočių, nors tu ką daryti. Jie polinesočiasias gauna iš riešutų, iš vaisių, ten visur auga tie vaisiai, kurie turi daug riebalų ir turi tų polinesočiųjų. O mes neturim nei tokios gausos žuvų ir neturim tų riešutų. Jie dar brangus pas mus. Taip, kad mes neturim pasirinkimo. Aš nesakau, kad nenaudokim alyvuogių aliejų. Jis labai stabilus, ant jo galima kepti. Jisai tinka kai kuriom salotom labai be jo neįsiversti. Bet kad naudoti dėl to, kad jis brangiausias arba dėl to, kad jisai labai populiarus, visur aš nerekomenduočiau. Dėl to, kad mums būtent reikia tų polinesočiųjų. Sėmenų aliejus tai vienintelis šaltinis, kuris turi omega 3. 60%. Bet rapsas turi 10%, kiti irgi panašiai, bet mažiau negu rapsas. O linolo omega 6 turi beveik visi aliejai, turi gana daug. Saulėgrąžų 70%, kiti 50%, 40%. O rapsas yra dar tuo geras, kad jis ir oleino turi nemažai. Tai va rapsas jisai toks labai tarpinis aliejus tarp tų visiškai polinesočiųjų ir tarp alyvuogių aliejus. Jis yra toks tarpinis variantas su labai palankia riebalų rūgščių sudėtimi žmogaus organizmui. Kaip geriausiai vartoti rapsų aliejų, kad tas polinesočiųjų rūgščių pasisavinimas būtų geriausias? Šaukštą aliejus ir viskas. Per dieną gali ant tuščio paimti, kartu į tą šaukštą citrinos sulčių įlašinti, kad nebūtų taip, riebu. Ir viskas. Taip pat būtų gerai, jeigu žmonės žinotų, kad sėmenų aliejus galima maišyti, pavyzdžiui, su saulėgrąžų šalto spaudimo per pusę ir gaunasi labai irgi geras balansas. Ir nereikia vieno aliejaus naudoti, reikia maišyti, mišinukus daryti, kepti reikia ant kepimo aliejų, į salotas reikia dėti nevalytus aliejus, grynus. Tada tas organizmas gauna labai daug visokių medžiagų. Pagalvokit, mes gaunam chlorofilą, mes gaunam fosfolipidus.
nereikia pirkti jokių ten papildų, ar ne. Mes gaunam vitaminus, kurie tirpsta aliejuje, tai D, F vitaminas, provitaminas A, E, viską gaunam iš aliejų. Ir organizmas jisai geriausiai atpažįsta tas medžiagas, kurios yra natūralioje terpėje. Žmogus turi žinoti, ką pasirinkti, nenaudoti ištisai tų tuščių kalorijų, nes rafinuotas aliejus faktiškai ten jau apart vitamino E nieko nebelieka. 95% visos medžiagos pašalinamos. Vitaminas E tik tai išsaugomas nuo 50 iki 80%. Kepimui naudoti rafinuotą, o salotom jau naudoti šalto spaudimo. Na, kiti mėgsta ir rafinuotus naudoti ir salotom. Nieko čia baisaus, galima naudoti, čia nieko blogo. Vat obelių, pavyzdžiui, rafinuotas, ten kadangi švelni rafinavimo technologija, tai išsaugoma apie 80% tokoferolių, tai yra vitamino E. Be to dabar ten naudojamas šaltas spaudimas. Tai įsivaizduojat, šalto spaudimo rafinuotas, tai mažiau karščio, mažiau prarandama tų medžiagų vertingų, švelnus rafinavimas. Dėl to išsaugoma apie 80% vitamino E. Kaip Jūs manot, kodėl yra skleidžiama informacija, kad rapsų aliejus yra kenksmingas žmogaus sveikatai? Aš tai galvoju, kad tai yra susijęta gal su biodizelino gamyba labai plačiu mastu. Manau, kad jis ne visai pasiteisino ir šiuo metu visoje Europoje trūksta maistinių rapsų. Aš manau, kad greitai viskas apsisuks, nes maistas yra maistas. Antras dalykas, matomai yra priešo rapsui. Aš taip manau, visam pasaulyje auginamas. Važiuoja per Austriją, visur geltonuoja gražus laukai. O Lietuvoje kažkodėl sukelta ta kažkokia tai pasipiktinimų banga ir nežinau, iš kur jinai čia kilusi, sunku pasakyti, bet tikrai labai trukdo mūsų verslininkams, mūsų augintojams ir mūsų gamintojams. Aš manau, kad žmonės turi tikrai remtis daugiau moksliniais tyrimais, o ne skaityti tą geltoną literatūrą, tos vertimus ypatingai, kur aliejus verčiamas naftą ir alyvą, o kas liečia rūko rūgštį, kurios čia visi taip bijo, aš galiu jums pasakyti, kad visos tirtos veislės užaugintos Lietuvoje rūko rūgšties, galima sakyti, beveik neturėjo, nesiekė 1%, tai buvo 0,04, 0,05. Šitos veislės yra motininės visos, kur Lietuvoje auginamos, perkamos iš Švedijos, iš Vokietijos ir Danijos. Ir jos visos yra maistinės. Taigi mes tikrai nenaudojam to laukinio rapsų. Bet galiu pasakyti, aš irgi nesenai sužinojau, kad pavyzdžiui Indijoje žmonės sėja tik laukinį rapsą ir tik iš jo spaudžia aliejų ir nepripažįsta jokių išvestinių veislių, kadangi iš tikrųjų tas rapsas, kuris yra laukinis, jis turi labai specifinį skonį ir labai aromatą keistą, tokį labai aštrų, kuris patinka indams. Ir dėl to, kad jie kažkaip nemiršta, sau gyvena ir toliau, nors jau labai senai vartoja. Dar noriu pasakyti, kad apginti savo rapsų augintojus ir gamintojus, kad Europoje dažniausiai naudojama technologija tai ekstrakcija. Tai ekstrakcija benzinų, ekstrakcija heksano ir tokia apie spaudimą tenai nieks net negalvoti, nes tai yra neekonomiškas būdas. Todėl tie visi pigus aliejai, kurie ateina į Lietuvą, dažniausiai būna ekstrakciniai. Čia jau reikėtų kalbėti. Sumažėja jų kokybė. Taip, kokybė yra pati žemiausia iš viso aliejų. O žinot, tas standartas, kuris reglamentuoja visus aliejus, įskyrus alyvuogių aliejų, neįskiria, kad rafinuotas gali būti ekstrakcinis ir kad rafinuotas gali spaudimo būdu pagamintas. O alyvuogių aliejų standartas, Viduržemio jūros valstybės pasidarė atskirą standartą, jie tą reglamentuoja. Pora ten kategorijų yra ekstrakciniai tie aliejai, kur parašyta pati žemiausia kategorija, pats pigiausias aliejus. Gaila, kad pas mus toksai veža.